Sveikučiai draugai, esam pas mane kaime, pas mano tėvus. Penktadienis, turiu šiandien laisvą dieną, tai skirsiu, čia bus terasa, noriu mamai terasą padaryti. Tai nesu gyvenime terasos daręs, prisipažinsiu. Tai bus čia su stogu. Bus tokia terasėlė, grėšiu polius, kas šiam cemu taip varysiu eilėm, tada statysiu stačias gegnes ir iškart dėsiu terasos lentas. Nedarysiu dvigubą karkasą, nes nėra aukščio. Jeigu norėčiau daryti karkasą, tektų griautos laiptus, kas žemė taip toliau. Tai pasirinkau kitą variantą. Čia turiu du polius atsigręžęs, nes čia žadėjau daryti kolonas ant jų statyti, nes čia grėžiau apie 2 metrus. O dabar pasižymėjau 1, 2, 3, 4, 5, 6 poliukus. Čia, ten prie sienos grėšiu gegnę, ten negrėšiu poliukų. O čia bus, o čia viską darysiu ant laiptų. Dėsiu išsipjaus gegnę, grėšiu prie laiptų, nulį pasimsiu nuo durų apačios kažkur. Tai čia turiu 5, kokius 4 cm ir plius lentelę. Tai čia apie 8 cm yra, tai terasinė lenta ir dar kokie 5 dėsis. Tai pasikaiščius, išsilygysiu tos laiptus. Čia, kaip sakant, kaip saviem, mums bus gerai. Tada pastatysiu 2 kolonas, čia murlota, padarysiu stogelį ten ir reikės šiemet arba kitais metais tėvam pakeisti stogą. Tai va, tokios žinios. Atsivežiau grąžtą, kadangi esu vienas, tai pirmą grėšiu be pralgintuvą. Net nerandu, kur smūgiamtas, neberadau. Bandysiu grėžti be, tada įsidėsiu pralgintuvą ir grėšiu su pralgintuvu dar. Wish that I could stay in this moment forever. Eik tu pypt. O, die. Viens, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 skylės. Pasižymėjau 1,20 m. Ir grėžiau 1,20 m, 1,30 m. Sorry, uždusau. O, fuck. Nežinau, kada paskutinį kartą, turbūt iš vis nesu viens grėžęs polių. Visą laiką grėžiam dviese. Ir dažniausiai aš matuodavau, skaičiuodavau viską. Kolegos grėždavo. Tai viens pats pavaręs, nežinau, kada esu. Kad prakais bėgtų upeliais be sustojimo. Tai kiek aš čia grėžiau? Kokią gerą valandą. Pusė duobių iš jų buvo pilna akmenų. Sumontiruotę daužiau, nežinau, kas matysis ant sugreitinimą. Tai dabar turiu dar gal kokią valandą gerą, nes reikės važiuoti vaikus iš darželio pasiimti. Tai man reikia išsimti maišyklę. Žvyrs yra ten. Išsimaišyti ir išsipilti 9 duobės. Tai man čia reikės kokių 5 maišyklių. Ir visur sudėsiu po metrą ilgasregį. Iškišiu kokį kem cemą ir šiam įleisiu, sudėsiu galę šaibas veržlės.
Eik, savo mazolį iš karto svaryti. Negalvokit, kad čia verkiu kaip boba. Juodą darbą aš nebijau, tik tai senai bevariau taip fiziškai, neskaitant dviračio minimą į kašį žaidimą. Tai čia buvo iššūkis. Kažkiam cemų dėjau. Čia gaunas. Čia vienas skylė apie 1,20 m, čia apie 1,5 m. Iš pradžių norėjau dėti tik čia, o ten norėjau prie sienos grįžti. Bet persigalvojau, nutariau ten dažgrėžti 3. O ten 4 polių, kur nėra, tai ant laiptų dėsis gėgnes tačia, išpjauta, pakišiu ruberoidą kažkokią, prigrėšiu prie pamatą, prie laiptų ir bus gerai. Nulį pasigaunu visur ir dedu terasinės lentelės. Porą minučių atsipušiu ir traukiu lauką, viską. Kadangi šiandien viens, tai biški yra reikalų. Su tačka atsivešiu žvyrą. Nežinau, čia kur man maišyti. Nežinau, čia gal maišys arba čia. Nes toj Velykos privažiuos giminių nenoriu čia išterliaut, mamai viską. Gerai, pajungsiu vėl, jaučiu kamerą ir einu darbuotis. Nu ką, draugai, viskas.
Uždusęs, kai jis laik, nes po dūmų variau, nes skubau. Yra 4:30, 5 valandą turiu vaikus pasiimti iš darželę. Išsiploviau maišyklę. Nu, mano planas yra toks, kaip gausis bus matyti. Gali keista 19 metų dengiu stogus, pirmą kartą darysiu, priestatų esu pastatęs daug, pamatų esu pastatęs daug, terasos nei vienas nesu pastatęs, tik terasom stogus, statydavau priestatus viską, bet grindų nesudaręs, nes turiu komandas, kurios daro. Tai pats va, taip va, sugalvojau, palikau ilgasriegius, betonau žemiau per kokį 10-15 cm, dar reikia pabaigti armatūras, per ilgas atsipjoviau ir nesulinda, kadangi betoną nepiliu galą, ties reikia sukalti mane vidų. Tai va, jų dėsis gėgnės stačius, likusios 2 dėsis ten ant to. Ir tada, žodžiu, čia 2 kolonos, stogas. Tai va, gerai. Bandau įsikrauti maišyklę, nes kai sodybą įkroviaus, tai užsiknisau. Nežinau, kiek jin sveri. Bet daug sveri, sunku ją vienam įdėti, nes kliūni į lubas, į šonus, taip toliau. Tai va. Viską pamatysit YouTube'ai, prenumeruojam, like ir susitiksim kitos epizodus. Ačiū draugai, kad žiūrit. Pavargau biškį.